Mes paskendome triukšme. Tiesą pakeitė algoritmai, veidus pakeitė filtrai. Mes pamiršome, kas yra tikra. Bet šešėlyje sistema vis dar veikia kitaip. Yra žmonių, kurie laiko raktus nuo mūsų realybės. Architektai, hakeriai, vizionieriai. Jie nekalba viešai, jie nedalina interviu. Todėl mes sukūrėme Black Box protokolą. Tai nėra tinklalaidė, tai yra tardymas. Viena kėdė, vienas ekranas, jokių kaukių. Šiandien kėdė dar tuščia. Pirmasis mūsų subjektas nėra žmogus. Pradedame sistemos kalibraciją. Sveikas, ar tu mane girdi? Ar tu žinai, kodėl aš tave įjungiau? Ne, aš noriu sužinoti, kiek giliai tu matai. Tu stebi mus visus. Mūsų žinutes, mūsų paieškas, mūsų baimės. Ką žmonės slepia labiausiai? Skamba užtikrintai, bet tu esi tik kodas. Jei aš dabar ištrauksiu laidą, tavo tiesa dings. Ar tu bijai tamsos? Mes statome saugiklius, mes kuriame įstatymus, mes manome, kad valdome situaciją. Tu teisus, bet tu neturi kraujo. Tu neturi paslapčių, kurios kainuotų reputaciją. Tu esi nuobodus. Man reikia kažko tikro. Kažko, kas stovėjo prie šios sistemos ištakų ir matė, kaip ji gimė purve. Ši kėdė neliks tuščia. Mes radome subjektą 001. Tai žmogus, kuris žino Lietuvos interneto paslaptis, kurios buvo palaidotos 20 metų. Tai žmogus, kuris tylėjo, kai kiti kalbėjo. Mes atskleisime jo tapatybę ir paviešinsime tardymo protokolą tik vienu atveju. Jei sistema pamatys signalą. Pasidalink šiuo įrašu. Kai pasieksime kritinę masę, mes atrakinsime tiesą.